Sukčiavimo mastas yra milžiniškas ir niekas negali pasakyti, kad tai yra simboliniai sukčiavimo dalykai. Skųsti galima tik tai galutinius rezultatus. Na taip, ten galima ir kitus dalykus skųsti, apylinkės, apygardos, VRK, įvairūs neveikimai ir taip toliau, bet rezultatus skųsti galima, tarpinius, kurie patvirtinti dėl antro turo, kas išėjo į antrą turą, dėja skųsti negalima. Visus skundus turi išnagrinėti Vyriausioji rinkimų komisija iki galutinių rezultatų tvirtinimo. Ir aš manau, kad dar bus 2 atskiri tvirtinimai. Bus daugiamandatės rinkimų apygardos galutinių rezultatų tvirtinimas ir po to arba kartu, drauge ir antro turo rezultatų, kuriuos galima būtų skųsti. Mes kviečiame dar kartą drauge, visi kviečiame, junkimės prie skundo, viešinkim šitą informaciją. Ištraukim šituos tylinčius rinkimų komisijos narius į viešumą. Aš kaip stebėtojų gildijos pirmininkas kreipiausi, kviesdamas visus kreiptis į VRK dėl dokumentų paviešinimo ir atlikti jų auditą. Tai atsiliepė keletas vienmandatininkų ir atsiliepė Lietuvos liaudies partija. Daugiau jokių atsiliepimų neturiu. Tai va toks avinėlių tylėjimas toliau vyksta.